Sveikučiai. Nu ką, chebra, atsitiko gyvenimas. Žodžiu, kažkokia katastrofa. Nafik atsivariau šiandien į mišką. Sakau, pafilmuosiu chebrytę, padarysim video. Tai gerai, kad pasitikrinau. Ką žinau, karoči kamerų neįrašinėjai, tipo kortelės nerasta. Dėjau vėl ten, bandžiau kažką gimdyti, be šansų neįsijungi, įrašų nedaro. Gaila, yra kaip yra, susijabalinau dar ranką. Prieš tai, aišku, nesmė, nežinau, pasiėmiau bent jau telefoną, tai va, bandysiu kažkokį jum padaryti vidosą. Seniai bedariau, aišku, be kameras man bus sunku, nes čia telefonas dabar ant eglės, pelenkai pakabins. Nu, žodžiu, turim tokį, ką turim. Tai va, chebra, dėkui, kurie dar vis mane žiūri. Toks pastebėjimas per 3 mėnesius kažkur tai vienas prenumeratorius nesirašė, tai dėkui, chebra, kad vis dėlto dar laukiat. Žinot, kad aš dar sugrįšiu. Aišku, žvejybos man dabar, kaip sakyt, užsilenkia, nes negaliu normaliai nei paspiningauti, nei rytas pasukti. Galiu tik tais vienintelį pažadėti video, kurį žadu dar padaryti, kadangi dar galiu kažką su knaipliais, kaip sakant, suimti. Pabandysim pažvejoti su botu. O šiandieną bandysim tokį video. Nežinau, koks gausis, toks gausis. Nepykit, chebra, sorry, iš karto sakau. Gal ir kokybė visai bus kitokia. Žodžiu, pavedė mane technika. Atsitiko, kaip sakant, gyvenimas. Tai va, įvėjau iš pradžių nefilmavau, galvoju, nafik čia daugiau pagalvoju, taigi galiu dar su telefonu. Tai ką žinau, va, pirmą vietą, paėjau ir turim laimikį va tokį va. Kaip matot, na, baravykai šiaip jauni, tai ką žinau, nesukirmyji, o ten priekį, kur radau didesnių, tai žodžiu, ko tai visiems. Visi ko tai nafik, karoči. Tai va, einam toliau, nežinau, bandau aš kažką čia jum pavloginti, bet įtariu, kad čia gausis kažkokį. Nu, kas gausis, tas gausis, vis tiek mes šitą video, pabūsim gamtoj, pabūsim miške. Čia ir gervės pasitiko ryto. Tai žodžiu, žiūrėsim, kas čia gausis. Einam toliau. Nu va, ir lepšyčiai yra, bet chebra aš jų neimsiu. Man atrodo, kad jos normaliai sveikas, bet tiek to šį kartą apseisim. Tikiuosi geresnį grybą. Čia va kažką noriu pripjaut. Aišku, pjaunu. Ir va, palieka man pačias skaniausias. Jeigu matot, kaip čia jums parodyti, sakau, čia su to net nesimat. Va. Va, palieka tokis man. Pačias skaniausias. Gerai. Man tinka ir tokie. Nes vis tiek, jeigu jie didesni, ką galim pasakyti iš karto ir sukirmyji kotai. Nu, žiūrėkit. Va. Dar vienas.
Ir dar vienas. O, čianai dar du. Va. Dar du. Na, žodžiu, gerai. Man patinka. Tegul palieka man tos mažas, aš juos. Va, dar vienas gražuolis. O. Nu. Haha. Gerai. Einam, nusipjaunam ir vyrinam, kaip sakant, toliau. O, ir grūzdai jau prasidėjo. Irgi neblogs grybas, šiaip tai kas supranta. Gerai. Einam toliau. Apsirinku. Chebra, daug negaliu šiandien šnekėti, nes aplinkui yra daug konkurentų. Vienas jau buvo
prieis pasižiūrėti, žodžiu, dalbajovs ant tiek žabals, kad tai link man sugebėjo du baravyks sutraiškyti. Pamatė mano kibiriuką ir nešė mėlis. Tai va, stengsiuos dabar biški ramiau, o mes turim vėl vaizdelį. Jauni gražus. Šitie jauni, kiek pjoviau, tai žinokit, hebra tikrai nesakirmijo, o didesni, ko tai visi nafig. Va, grožis. Paaukšti, paaukšti, paaukšti. 3, ten tolumoj dar matau. 4. Va, grožis. Ir čia va dar slepiasi apgriauštis ir ten. Nu, žodžiu, reikia greičiau suktis ir kažkaip toliau, nes patys suprantat. O dabar pažiūrėkit, kas čia darosi. Vėl pabėgau nuo sprinterių. Lypa ant galvas dalbajobai. Va. Raudonikiai. Kaip jum? 2. Paeinam vėl. Ištisai raudonikiai. Va. Vėl 2. Žodžiu, reikia greitai rinkti. O, žiūrėkite. 1, 2, 3. Ten tolumoj. O, čionai pažiūrėkite. Kas čia dedasi? Davai, greitai renkam.
kažkoks kosmosas. Turbūt girdėjot? Vėl ant kulnų man lyp. Bet pas mane jau pilns. Nu ką, chebryte, lyg tai nurimate. Vilkai ant dviejų kojų. Tai žodžiu, situacija tokia. Gerai, kad pasiėmiau maišiuką. Va dėl ko aš pastoviai pasiėmu maišiuką, nes nežinai, kad kai bus. Raudonikių, tai čia belenkiek. Tai žodžiu, pilnas kibirs. Ir pradėjau dėti jau į maišioką. Ir dar visų nesurinkau. Nu kaip aš? Nu ką, chebra, baigi savo bėgimą. Žodžiu, čia ne grybavimas, o bėgiojimas. Kaip skeriai ant galvos lyp. Nežinau, ten pusę grybų gal dar net nesurinkam. Neįmanoma. Nemėgstu aš tokių nesąmonių, ateini sau ramiai. Atėjai, susirinkai, išėjai ramiai. O dabar toks įspūdis, kad pagataustau tenai tuos grybus iš po kojų pjauti. Nežinau, kaip skerėina. Tai va, chebrytė, turim ką turim, turim pilną kibirą. Aišku, galėjo būti ir daugiau, realiai. Bet nieko nepadarysi, visokių dalbajobų ir visokių reikia. Va, ir gervės tą patį pritarė. Tai va, visi mes vienodi nebūsim, visiems reikia tų grybų, bet ant tiek naglų žmonių, ta prasme, aš net nežinau. Tai ką, chebra, pažiūrim, ką aš čia prigrybau ir važiuosim namo, nes dar kilus pereiti. Dabar esu miško pakrašty. Koks gausis, toks gausis video. Nes, kaip sakiau, užsilenkia mano kamera, nežinau, žiūrės, kas jį yra. Ta prasme,
Jeigu ne, tai ne. O šiandien turėsim va tokį video, seną mano video. Ta prasme seną, seniai besifilmavau ir ta prasme dar su telefonu nežinau kokybės, nežinau jokių rezultatų, bet šitą video būtinai įmėsi. Tai va, pažiūrim, ką mes čia prigrybavom. Prigrybavom, gan sakyčiau, neblogai. Turim, va, pilną, nevaikišką tokį kibirą. Ir dar maišelį įsimečiau tenai raudonikiai, kurie netilpo. Tai va, pasidaro fotą. Ir kaip sakant, chebra, varykit į mišką, grybaukit ir taip toliau.